Pastaraisiais metais saugumo situacija Europoje tapo gerokai sudėtingesnė, todėl kolektyvinė gynyba ir sąjungininkų vienybė įgijo dar didesnę reikšmę. Lietuva, būdama NATO nare, kartu su aljanso partneriais nuosekliai stiprina savo gynybinius pajėgumus, o sąjungininkų buvimas mūsų šalyje yra svarbi regiono saugumo dalis. Šiame vaizdo siužete su atsargos pulkininku Eugenijumi Vosyliumi aiškinsimės, kaip veikia NATO kolektyvinė gynyba, kokią reikšmę Lietuvai turi sąjungininkų pajėgos, kodėl svarbu visuomenės švietimas ir pilietinis ugdymas. Atsižvelgiant į Rusijos agresiją, ypač po 22 metų, tai buvo Lietuvoje dislokuotas vienas priešakinis batalionas, ir dabar planuojama, kad nuo 27 metų bus Vokietijos brigada įkurtinta. Tai šios šalys dislokavo savo karius tam, kad Lietuva jaustųsi saugesnė ir tam, kad jeigu kažkokia tai būtų ar ekstremali karinė situacija, pajėgų reakcija būtų greitesnė. Nuolatinis NATO sąjungininkų karių buvimas Lietuvoje vienas svarbiausių kolektyvinės gynybos elementų. Pasak atsargos pulkininko Eugenijaus Vosyliaus, svarbu suprasti, kad NATO yra gynybinis aljansas, kurio tikslas užtikrinti valstybių narių saugumą. NATO vaidmuo yra atgrasymas. NATO nėra puolamoji organizacija ir dėl tiek Lietuva, tiek Latvija, Estija, Lenkija ir visos kitos šalys, suprasdamos, kad vienos jos apsiginti gali tik labai ribotą laiką, patapo šios organizacijos kolektyvinės nariais, tikėdamiesi, kad tai bus didesnis saugumas, didesnė atgrasymo galimybė ir taip toliau. Tai be abejo atgrasymas veikia, nes potencialus agresorius visą laiką pagalvos, kad jeigu užpulčiau vieną Lietuvą, tai būtų vienas dalykas, ar ne, su Lietuvos resursais ir pajėgumais, bet jeigu aš įsiveršiu, kai Lietuva yra NATO narė, tai man teks susidurti su visai kitų potencialų ir su kitais pajėgumais. Kai kas sako, mes čia provokuojam Rusiją ir taip toliau, būdami neutralūs, tai mes čia geriau jaustumėmės, draugautume ir taip toliau. Tai reikia priminti 2008 metus Gruzija, 14 metai Ukraina, jiegi nebuvo NATO nariai, tai ar tai jiems suteikė daugiau saugumo? Be abejo, kad ne. Reikia suprasti, kad Lietuva yra maža šalis ir resursai yra riboti, tiek žmogiškieji resursai riboti, tiek finansiniai resursai. Ir, pačių pajėgumų buvimas čia, tai užtikrina, kaip aš jau minėjau, reakcijos greitį. Reikia suprasti, kad jeigu, tarkim, būtų įvykdyta agresija, tai nebūtų vien tik tai lokali agresija, esant kitų šalių, pajėgumams čia. Tai paliestų ir tas šalis betarpiškai. Tai praktiškai mes užsitikriname Lietuvoje ne tik tai didesnį saugumą, bet taip pat ir tų šalių politinį palaikymą. Vis dėlto dalis Lietuvos gyventojų skeptiškai vertina naujų poligonų steigimą ir didesnį sąjungininkų karių buvimą šalyje. Tokios nuomonės eksperto teigimu nėra naujas reiškinys. Nenoras žmonių, matyti NATO karius čia Lietuvoje ar poligonų plėtrą be abejo yra susijęs ir su Rusijos propaganda, ir su tais naratyvais, kurie yra platinami. Kodėl reikalingi, poligonai? Visi mes norim, kad mūsų Lietuvos kariuomenė būtų pajėgi, ar ne? Tai kaip ir kiekvienam, dariniui arba organizacijai, tu turi treniruotis, tu turi mokytis, kad ta organizacija taptų geresnė, taip ir kariuomeniai. Be to, įvertinant tą faktą, reiškia, kad pas mus bus
visa brigada Vokietijos, tai jiems taip pat reikalingi poligonai. Poligonai yra apkrauti, ir visi tie, kurie bando sakyti, kad mums jų nereikia, kad pažvelkite ten į kitas šalis, jie nepateikia argumentų. Argumentai niekiniai yra, iš tikrųjų, tai mes matom, kokio intensyvumo dabar yra kariuomenės parengimas, kiek yra pratybų vykdoma. Tos pratybos privalo būti, vykdomos, atidirbinėjamos pirmiausia poligonuose, po to kariai eina į vietovės kažkur, tai miestuose treniruojasi ir taip toliau. Tai vienareikšmiškai, jie reikalingi, o kad suklaidintų žmonių buvo, yra ir bus, tai visada tai buvo. Pasak atsargos pulkininko Eugenijaus Vosyliaus, visuomenės švietimas ir pilietinis ugdymas yra vieni svarbiausių atsparios valstybės pagrindų. Privalu šviesti visuomenę, kad kuo daugiau žmonių suvoktų, suprastų. Pilietiškumo ugdymas, be abejo, visos sistemos sukūrimas pradedant nuo mokyklų ir suvokimas, kad Lietuvos saugumas be mūsų pačių prisidėjimo, prie tos saugumo architektūros, ar ne, nepaisant to, kad mes esam NATO nariai, tai reikia nepamiršti, kad NATO yra ne vien tik tai kolektyvinė gynyba, ką 5 straipsnis garantuoja, bet reikia prisiminti, kad yra 3 straipsnis, kuriame valstybė privalo rūpintis savo saugumo pajėgumais, privalo investuoti į infrastruktūrą, į kariuomenę, privalo investuoti į visuomenės atsparumą. Negalima nuimti atsakomybės nuo paties piliečio. Jisai turėtų domėtis pats, pasiskaityti. Informacijos yra tikrai daugiau negu pakankamai ir bandyti suvokti procesus reikia pažvelgti truputį plačiau, ne tik tai į savo smėlio dėžę koncentruotis, bet pažvelgti plačiau, pasižiūrėti, kas darosi regione, pasižiūrėti, kas vyksta pasaulyje, bandyti suprasti procesus. Tai aš sakyčiau, kad visoms grupėms švietimas yra ne pro šal, bet ir paties piliečio atsakomybė turėtų būti daugiau domėtis ir suprasti. Šviesti reikia save, reikia skaityti, neprarasti kritinio mąstymo. Už tai, kad socialiniuose tinkluose daugybė veikiančių botų ir mes, jeigu pradėtume ten atidžiau skaityti, tai tos žinutės yra pasikartojančios. Kita vertus, tai situacija pas mus yra valdoma, ramiai dirbti, neprarasti sveikos nuovokos ir galvoti, kad vis tiek būdami ne vien tik ES, bet ir NATO nariais ir stiprindami savo kariuomenę, mes sugebėsim išsaugoti ir savo nepriklausomybę ir sugebėsim kartu su kitais NATO partneriais atgrasyti bet kokį norą Lietuvą užpulti.